Tai su Artūru Raču mes ten ir alaus išgerdom viską. Po to, dažnai pykdavomės, nes labai smirdai jisai žmogus. Tai žinau. Ta vis laik nešklaptų rūbų, ten tas tvaikas ir tokių cigarečių, ką čia slėpti, hujovų, nepabijokim to žodžiu, atsiprašau, kad taip jau, žinot. Ir ten ir smėkma, ir prakaitas, ten žmogus baisiai nelaimingas dėl tos smarvės. Bet ką čia, yra kaip yra. Mes iki šiol palaikom santykius, jisai ten gyveno, ten dabar jisai, kai išguitas iš Vilniaus, kaip Puškinas į kaimą. Jisai jau tada, žinot, mes visi, aš dar tada buvau toksai, jau bibininkas, bet aš dar tada vyrų bendrabučiuose šurpinau. Tai mes taip visi mergas pažiūrim, ten vieną kitą. O tas kažkaip keistai. Būdavo šuo koks nors palaidas prabėga pro kapsuko kiemą vidį, proftieko. Artūras žiūri tą šunį, akis blizga visus, kelnėse tas jau pulsuoja, draugužis. Aš sako, Artūrai, čiagi šuo. Jis sako, man patinka šunys, dundukai. Tai dabar, kai viskas jau paaiškėjo, kad žmogus jau tikrai su šunimis jau netinkamai, vadinkim, elgėsi. Tai dabar, bet, žinot, jį tiek užgrūvė žinot, buitis, ten tai visi Lensberginiai kaip jį iš ujo žmogų. Tai tu nenori pradėti šunį. Pirmą ten pamamoji, po to šunį. Apie jūs gal pakalbėkim. Gerai, taip. Tai dabar jau kaip... Kodėl jūs man diktuojat šitą interviu sąlygas? Kodėl klausimai, kurių nesuderinom? Tai dabar jau, kaip supratom, nusiritot į dugną ir kada prasidėjo tas jūsų kilimas jau vėl atgal?